Aš esu kineziterapeutas Tomas Ramanauskas, asociacija sveikatinimo pagalba direktorius. Vykdome veiklas tokias kaip pagerinti žmonių fizinę būklę po traumų, po neurologinių ligų, tokių kaip insultas. Taip pat dirbame su klientais, kurie turi nugaros skausmus, kaklinės dalies problemas. Dirbam taip pat su klientais, kurie yra po traumų. Taip, čia yra elektrostimuliacinis aparatas, su kuriuo dirbame po stuburo traumų. Yra programos tokios kaip skausmai slopinti, jo pagalba mes atpalaiduojam ir sustiprinam tuo pačiu. Naudojam tokias priemonės kaip bėgtakis, irgi akcentuojam po insultiniams daugiau, kurie sunkiai vaikščiojam. Bėgimo takelis turi programas. Gali būti ir aktyvesnės mankštos taikomos, kaip ir bėgimas, ėjimas. Galim sekti pulsą, taip pat galim sekti pridėjus ir pulsometrą. Yra diržas, uždedam krūtinės ląstoje jį, tada mes matom nuotoliniu būdu, kaip rodo pulsą. Plungės vietos veiklos grupės dėka įsigijome visą reikiamą įrangą mūsų darbui. Tai buvo pirmasis mūsų projektas, kad gavom įrangą, tai buvo automobilis ir priemonės darbui skirtos. Tai vykstame pas pacientų klientų į namus. Naudojam mobilią tokią įrangą. Stacionarus dviratukas, jis yra patogus nešiotis, kad žmogus, kuris nevaldo kojas, kad galėtų juo naudotis. Kaimo vietoje pasistatė modulinės konstrukcijos namuką ir jame teikiame tokias paslaugas kaip masažai, kaip kineziterapijos užsiėmimai, ortopedinių padukų gamybos. Mes priėmame savo klientus į savo įstaigą. Čia teikiame procedūras, tokias kaip smūginė bangų terapija, taurių terapija, elektrostimuliacinės terapijos, ultragarso terapijos, individualios mankštos, 2-3 asmenų grupinės mankštos, masažai. Esant poreikiui, mes taip pat vykstame pas klientų į namus su visa reikiama įranga. Mums padėjo visą projektą įgyvendinti Plungės vietos veiklos grupė.